Tokį dar visai neblogą mersiuką radau. E350 16 metų. Atsiprašau, 416 metai. 3 litrų varikliukas. Kabrioletas. Visai tvarkingas. 16 metai. 76 tūkstančiai mylių tik nuvažiavęs. Medžiaga visa sveika, nepaliesta. Juoda spalva. Gruodžio 22 aukcionas. Parsiduoda Progresyvas. Tai yra draudimo įmonė. O gavęs yra į priekinę dalį. Kaip matote, kapotas, bamperis, sparnas. Bet liktai landžironas, radiatoriai, balkis yra sveikia. Šiek tiek tai pusėje palenktas, bet čia viskas atrodo neblogai. Vienoje pusėje lempa yra, kitoje pusėje sveika. Yra tik tai diskas pabraižytas, kaip matote, turi MG apdailą. Galim pabandyti atsidaryti kapotą. Čia, matot, viskas yra sveika. Kol kas už jį pastatyta yra labai nedaug. Gruodžio 22, kaip minėjau, aukcionas. Šita pusė tvarkinga. Šitas šonas keltą pabraižymų ant bamperio. Bet labai minimalus tokie pažeidimai. Taip, čia šita pusė. Diskai yra pabraižyti gerokai. Matyt, nelabai gerai mokėjo parkuotis. Į bordiūrus labai stipriai apibraižyti. Saloniuką gražų juodą turime. Medžio apdailą. Sėdynės, sakyčiau, atrodo tikrai neblogai. Porankį šiek tiek pasirutuliavęs jau matau. Panelė irgi atrodo tvarkinga. Jisai kūrėsi ir važiuoja. Šitas automobilis. Labai geros mylės, kaip 16 metų, žinokit, tai tikrai nedaug važiavęs. Kaisai Harman Kardon aparatūra, jūsų mėgstama. Priekinė sėdynė irgi normalios būklės. Galas tai ten niekas nesidėdavo. Viskas kaip nauja. Taip, žiūrim toliau. Ant vairo mygtukai šiek tiek apsitrynė. Žinau, įsiveda gražiai. Šildomos, šaldomos sėdynės. Dirba labai gražiai, žinokit, pažiūrėkit, klaidų jokių nėra. Variklis dirbo be jokių pašalinių garsų. Čia viskas veikia, viskas gražu, išsivalyt. Čia stogas atsidaro. Čia šiek tiek yra įskelta. Bet iš dalies labai neblogas variantas.